yra. Tepu, tepu. Šiandien penktadienis pas mane ir visą savaitę filmavau labai po truputį, labai nedaug. Gal pažiūrėkit, ką nuveikėm, lūpom tapetus, dirbom ir žodžiu, šio bei to kažko padarėm. Tai jūs pažiūrėkit, aš važiuoju dabar ir susitiksime Žilui. O velne, kas per baisybės orą. Skęs batai. Einam ant kulnų. Žalti, koks oras baisus. Kiek balų. Šlapis kojas jau. Baisus orelis. Vienas objektėlis, kur buvau paskaičiavęs kainą, nukrito vakar kaip iš giedro dangaus. Parašė užsakovas, sutinka su mano pasiūlyta kaina. Tai dalimis išdalinta, tai šiandien bus pradėti planas skust tapetus ir išgriauti vonę. Kadangi ledinė lempa tai stipriai mirksės, va čia šitas butas, kur reikia visus tapetus išskust, bet kol kas pradėsim nuo vonios ir nuo šito kambario. Viską išskust ir paruošti ale špakliavimui dažymui. Ir šitą vonę visus išdaužyti plyteles. Tai aišku, daug kas neparuošta. Nieko nepadarysi. Nu tai biškai apsiprekinau, nusipirkau va tokį skuteklį. Čia yra peiliukas, keleštė ir skuti tos tapetus. Tada prašiau iš tikrųjų aparato, ar turi parduotuvį, vis tiek ateity planuoju nusipirkti. Tas, kuris uždedi garus, karštus pučia ir gali tapetus lengviau nugriauti, bet babulė sako, paimk šitos. Realiai tavo pirmas sluoksnį aš nuimsiu ir tada liks tie klijai. Tai šitą išpūti ir atseit klijus paleidžia kažkokią vandeninę chemiją. Nu ir aparačiuką, kad nereikėtų su volu daryti. Čia prisipilsi, atskiesi, užpompuosi. Tai bus gera, tikiuosi. Koks buvo vakar, kur dariau tą... Čia 2 dienas dabar nefilmavau, tai vienoje vietoje tą tvorą darėm, paskui važiavau tą servizą, sieną įlaužtą padaryti, nusinčiau video klientui, kad padaryta. Sako, reikėjo pirmą kainą padaryti draudimui. Nu ką aš žinau, sakau, prašai patvarkyti, iškart patvarkiau, tai nežinau, kaip čia baigsis. A nebus, kad nesumokės pinigas, sakys, padarėjai viskas. Nu, žiūrėsim. Nu, va, darbuojamės po biškių skutą. tą senelę nuskutau, šitą. Tai šitą senelę, nu taip, sakyčiau, 90%, 99% nusiskuto. Čia va matos yra tie va balti plyšiai, ne balti, kaip klijai nuo tapetų likę. O šitą sieną dar sunkiau imasi. Šitą sieną imasi tik tais popierius ir pasilieka klijus. Bet aš, kur sakiau, nusipirkau to skysčio, dabar sumaišiau pamaidyti ant durniaus. Jeigu užpurškit, praeina 15 minučių, aš biškį velęs, reikia aštraus peilio, bet va jisai labai gražiai nusiema iš tikrųjų. Čia irgi užpučiau. Nereikia jokio to tapeto šildytuvo. Labai puikiai. Tai čia nereikėtų su pučiančiu galvą su penziliu užtepti. Tapet pliuseris kažkoks. Dana Linska gamina jį. Su penziliu rodo užtepti, bet aš penziliu taip nenoriu. Ta turiu parškeklį. Užsipompuoji. Ir papurškiau taip dar viskas. Palaukiu 15 minučių. Ir paskui jau jisai įsigeria turbūt, panaikina tas klijus.
baigėsi. Nebepasiekia. Žodžiu, panaikina tos klijus, pašalina ir tada gražiai lupasi. Tai gerai. Dirbam trečiam aukštą, lietus lyja, oras baisus, bet viduje dirbti ir smagiai. Nu, ką puikiai darbuojamės, sienos beveik visas jau nuvalytos. Čia biškai palei apačią matos, kad, ne tik palei apačią, bet kelios vietos, bet daugiausiai palei apačią. Kad arba grunto buvo mažiau naudota, kai išpaklavo sienos, tai vietomis visiems sistemą tokią padariau, kad pirmą nulupi tą baltą storą į tapetą, bent jau ant šito tapetą. Paskiau susipurški su vandeniu. Būna kartas iš vieną kartą užpurkšti neįsigerėsi ir sunkiai lupas. Arba biškiau palaukti, arba antrą kartą prapurški ir tada jau gerai. Lupas nusivalo. Tai čia dar prabėgsim su žirafa prieš gruntuojant, jeigu mes darysim kad tokius klygius pašiauš biškį nesikai skuti. Tik lyjei velės aplinkui, tokių lieka mini mikronų. Tai ta siena padaryta, ta siena padaryta. Ta padaryta, liko šitą angą, šitą sieną biškį, bet šitą sieną kaip tapetas skutos. Jau jinai beveik švariai nusėmė visą, tai reikia tokių tik tai, biškutį. Ankštai šįryt lekami darbelį, pusryčių davinys, blinukai su nutela. Varam darbauteis. Neva ko aš daryčiau be savo žmonėkis, būčiau kūdas liekelis. O dabar esu storulis gražuolis. Važiaunam darbauteis išpūti žandus, pilna žandas. Let's go. Ir vėl prie sniega žaldė. Sning. Gražiai sning, bet viskas ir ant tirpimo ribos, viskas tirpsta. Nulinė temperatūra. Na, aš pat ryto bandom nusipūsti. Sienas, nes labai toks ir keistas šitas siena labai keistas, kaip aliejiniai dažnai, net nesuprasti. Neįgėlės. Bandysim patvirkyti. Greit iškvietim su kitą objektėlį. Šitą visą krūvą reik šalin, nes iš pradžių buvo planuota. Dėsim vamzdį, čia prakarsim ir čia iškišim. Dabar dėsim vamzdį ir užkišti už šito skladuko šono. Bet reikia iškraustyti. Vat kai būn sutarė vienaip, ganas kitaip. Bandysim, žiūrėsim, kas čia bus. Na, tai kiek čia turim. Lekiam toliau darbus, vaikus parvežiau numiai. Tu jau žmonelė grįž. Aleksas daužo. O, čia koks vasarą pagavęs plikščias. Po maikutę, laukia +2 laipsniai. Žalti nežin ką prek, 6 savaites kosit. Benišus galit paaiškinti, žalti kaip nervint kosit. Tai važiuojam toliau, pažiūrėsiu, ką Aleksas kasa, dar ten ta tranšėja, kur vamzdį reik pravest. Turbūt čia neiškas, tai bent jau pasiruoštų didžiąją dalį, o aš lėksiu atgal į butą toliau tapetus kus dar iki vakarą, nes būtų gerai šią savaitę pabaigti, nors dabar čia, nežinau, išeis, dar liko vienas didžiulis kambarys ir kolidorius, dar vieną senelį nepilną. Gal, jeigu nieks daugiau netrukdys rytoj, nuo ryto metą ir kaip nors įlauši bus matyti. Baigiam, susitvarkiam. Šis kambariuks irgi beveik išveistas, liko tik tai tokie papiriukai visokie. Ir šis kambarys, tai čia žiauriai daug laidų, va čia laidų laidelį, čia iš jų nežinau, tokia dėžė padaryta, bet aš ją bandysiu rytoj sudrėkint, gal nusivalysiu ir liko šis kambariuks. Tai realiai tai čia šitam kambariukė, tai va šita siena ir langas, nes šitą sieną čia jos griausis didžiosios dalis, tai po metrą tik tai šoną nuvalyti. Lekam numiai. 6 vakarą, reikia ilsėtis, kiek galim dirbti. Vamzdžiai įvesti į sklepą, boileris įneštas, viskas padaryta. Šitą irgi atvilkom, gabalą, oras vanduo. Labai gerai. Pamatėt, pažiūrėjot biškį, ką kaip darėm, net nežinau, ką čia pavyko jums sulipdyti. Dabar vamzdį, įklojo hebra, padėjo pečių įnešti trobą,
ir visokius santechninius dalykus sunešiojom, tai važiuoju dabar. Hebra pabaigs trinkelę šią sudės. 10 valandų iki pietų turėtų viską padaryti, nedaug čia likę. Ir tada butelėje dar kelias valandas pasidarbuosim, nes, kaip sakiau, likęs tik tas vienas kambarys. Klientas spaudžia duot kainą. Kainą kaip ir daviau, bet nori dar vieną kambarį traukti. Nu, tai žodžiu, sakau, biškį palauk, aš dar apžiūrėsiu kartą. Labai sunku, nesinori prasimest, noris ir padaryti butą, bet blemba. Nežinau. Tai važiuojam į butelį, dar kartą viską jums aprodysiu, papasakosiu. Pamatysit, kas yra, ko nėra ir ko trūksta. Nu va, atvažiavau į butelį, parodysim jums biškį. Viskas čia jau išveista. Liko dar vieną kartą nusipušti su chemija šitą, kad biškį subrekintų, čia dažai likę, ne dažai, o klijai. Ir šitas kambaris bus beveik baigtas. Čia irgi tik tai metras iki sienos darėsi, kadangi griausi šitą sieną. Gal dar čia truputį po palangę reikia. Čia visur griūna, hazeinas, blemba, visų tokius dalykus užtaisinėti reikės. Labai laužia, kad kainą duočiau. Tai aš biškį spardaus, nes tikrai ir daug darbo. Čia irgi jau visur kaip ir nušveista. Likia prasipūsti dabar su tos kyšiu, aptrinti ir tada šitas kambarys. Šitą sieną, kaip kalbėjau, griaunasi. Tai liko šičia biškelį, čia. Nu, tai darbuotis, dar atvažiuos vyrukai padės ir tada žiūrėsim, ką toliau daryti. Nu va, baigėsi objektėlis, viduje nebepafilmavau, nes daug to darbo, paskutinę sekundę klientas parašė, davai, spardės tą kainą ir sako, gerai, sako, dažykit butą, nu, toks nedažykit, mums dabar reikės dar jį išgruntuoti, išpakliuoti, stiklaudinį išklijuoti ir, nu, žodžiu, paruoš dažymui. Tai aš greitai dar vienam kambarį uždėjau štrobus, kur elektrikas prasivedęs kabelius, kad jie padžiūtų per savaitgalį ir nuo pirmadienio pradės dažytojas tada ruoštis. Taip atrodo ten, kas atsiera, prašpakliavai, prašveitė tą filtrą, stiklaudinį uždėjai, bet yra vietų, kur plytos tiesiog krenta lauk reikia ir su skiediniu biškį patinkuot, patvarkyti tokių vietų, tai užtruks laiko. Nu, bet nieko, padarysim. Vsio, tai tokia mano savaitėlė, rytoj net nežinau, ar dirbsim ką nors, gal nedirbsim, gal pas Arturką šeimyną atskrenda savaitgalį ilgajam pabūt. Ir kaip ir viskas. O kitą savaitę nežinau, pažiūrėsim kaip orai, rodo nieko gero, biški blogi. Lyjas, slijundra, sniglijundra, šalta, minus 0,5. Gal šiandien biškį kalsiam, pasveikau, jau galim biškį vaistų paragauti. Ai, blembas, žiūrėk, koks įvykis buvo vakar, atrodo, jeigu pameluoti. Netoli mūsų namų 5 km į kitą miestelį kažkoks dėdas 2 vaikus bandė pagrobti. Tempėsi mašiną. Ir tie vaikai spardėsi, visai priešinosi ir paskui tokie moteriškiai išlindo irgi pribėgo padėti. Tai dabar paieškomas kažkoks dėdas su juodu autobusiuku, ačiū Dievui mano bals, su juodu autobusiuku, apie 5 metų. Tai vat pasirodo, žiūrėkit, Lietuvoje buvo čia tokia nesąmonė. Ir Danijai, ir jau ne pirmas pranešimas, kitam miestelį buvo už 15 km, čia dabar už 5 km. Kažkokie idiotai, nežinau. Idiotai. Vsio, tai gero jums likusią savaitgalę ir susimatysim mūsų kito savaitėje.